1917 metais Rusijos revoliucija sužlugdė Romanovų dinastiją. Iki 1918 metų Liepos caras Nikolajus II ir jo šeima buvo sušaudyti, o per raudonąjį terorą žuvo dar daugybė žmonių. Tačiau viena sesuo, didžioji kunigaikštienė Olga Aleksandrovna, išgyveno. Ji išgyveno imperijos žlugimą, artimųjų žudynes ir bėgo per kelis žemynus. Galiausiai mirė Kanadoje kaip paskutinis gyvas caro vaikas. Tai kaip jai pavyko pabėgti, kai beveik niekam kitam to nepavyko padaryti? Prisijunkite prie manęs ir sužinokite. Didžioji kunigaikštienė Olga Aleksandrovna Romanova gimė 1882 m. birželio 13 d. Peterhofo rūmuose, Sankt Peterburge, Rusijoje. Jos tėvas buvo caras Aleksandras III, kuris tapo Rusijos imperijos vadovu praėjusiais metais po savo tėvo Aleksandro II nužudymo. Olgos motina buvo princesė Dagmara iš Danijos, kilusi iš naujosios Danijos karališkosios šeimos, kuri į valdžią atėjo 1863 metais, kai jos tėvas tapo Danijos karaliumi Kristijonu IX. Svarbiausia, kad Kristijono IX vaikai buvo Aleksandra, kuri ištekėjo už būsimojo Didžiosios Britanijos karaliaus Edvardo VII ir Jurgis I, Graikijos karalius. Todėl Olga buvo susijusi su karališkomis šeimomis visoje Europoje ir tai turėjo įtakos jos vėlesniam gyvenimui. Ji buvo jauniausia iš 6 savo tėvų vaikų. Vyriausias buvo Nikolajus, būsimas caras. Antrasis sūnus Aleksandras mirė kūdikystėje, o kitas brolis Georgijus mirė būdamas beveik 30. Artimiausi pagal amžių Olgai buvo Michailas ir Ksenija. Šalis, kurioje užaugo Olga, labai skyrėsi nuo tos, kokia ji buvo, kai ji mirė po 78 metų. Kai Olga gimė 1882 metais Baudžiava, viduramžių paprotys, kuris pririšdavo žemės ūkio darbininkus prie savo pono dvaro, buvo panaikinta tik prieš 21 metus. Šalis pradėjo lėtai perimti pramonės revoliucijos naujoves, o Rusijoje ėmė rastis nauji politiniai judėjimai, tokie kaip komunizmas, anarchizmas ir nihilizmas. Šis naujas politinis radikalizmas suformuos visą Olgos gyvenimo istoriją. Saugumas buvo pagrindinis Romanovų imperatoriškosios šeimos rūpestis po Olgos senelio nužudymo. Todėl ji ir jos broliai bei seserys buvo auginami kaime, Gačinos rūmuose, o ne Sankt Peterburge. Nors jie gyveno rūmuose, jų auklėjimas buvo toli gražu neprabangus. Jis buvo griežtas ir sunkus. Jie miegojo ant kietų kareiviškų lovų, keldavosi auštant, prausdavosi šaltu vandeniu ir pusryčiams valgydavo paprastą košę. Jų išsilavinimas buvo orientuotas į tokius dalykus kaip istorija, geografija, graikų ir romėnų klasika bei daugelio Europos kalbų mokymasis. Visa tai vyko konservatyvioje aplinkoje, kurioje religija užėmė svarbiausią vietą. 1888 metų spalį, kai Olgai buvo 6, ji su šeima traukiniu grįžo iš kelionės po Kaukazą. Imperatoriškoji šeima pietavo restorano vagone, kai staiga visi buvo išmesti iš savo vietų. Traukinys dideliu greičiu artėjo prie mažo miestelio ir smarkiai nulėkė nuo bėgių. Tragiškai per incidentą žuvo 21 žmogus, tačiau Romanovai tarp jų nebuvo. Išgyvenusieji vesikapstė iš po sugriuvusio stogo ir parodydamas didžiulę jėgą laikė jį pakeltą, kad kiti galėtų pabėgti. Tiesa buvo ta, kad imperatorienė Marija suplėšė savo drabužius, kad galėtų tvarstyti sužeistuosius chaoso metu, o tuo tarpu sklido gandai, jog avarija nebuvo atsitiktinė, nors oficialūs tyrimai įrodė priešingai. Tada 1894 metais Olgos tėvas mirė anksti, būdamas 49 metų dėl inkstų ligos. Tai Olga, kuriai tuo metu buvo tik 12 metų, labai traumavo. Ji buvo labai artima su savo tėvu ir apibūdino jį kaip viską savo gyvenime. Kita vertus, jo santykiai su motina buvo daug formalesni ir santūresni. Ankstyva Aleksandro mirtis reiškė, kad 26 metų Nikolajus tapo naujuoju caru, o tai taip pat iškėlė naująją imperatoriškosios šeimos kartą į politinio ir dvaro gyvenimo priešakį po daugelio metų izoliacijos Gačinoje. Olga sunkiai priėmė savo oficialų įžengimą į Rusijos visuomenę XIX amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pabaigoje.
Netrukus ją pradėjo vilioti kunigaikštis Petras Aleksandrovičius iš Oldenburgų dinastijos, su kuria ji buvo susijusi tiek motinos, tiek tėvo linija. Jis buvo žinomas kaip literatūros, lošimų ir galbūt taip pat vyrų mylėtojas. 1901 metais jis pasipiršo Olgai, kas labai nustebino Rusijos visuomenę. Jam buvo gerokai per 30, jis beveik nerodė jokio susidomėjimo moterimis ar santuoką anksčiau ir buvo manoma, kad jis yra gėjus. Tais pačiais metais jie susituokė. Olvei tebuvo 19 metų, o Petrui 33. Vis dėlto manoma, kad santuoka taip ir nebuvo užbaigta intymiais santykiais, o Petras tikriausiai ją sudarė, siekdamas gauti pinigų iš Rusijos imperatoriškosios šeimos, kad galėtų padengti savo didelės lošimo skolas. Vėliau jie apsigyveno 200 kambarių rūmuose Sankt Peterburge, kur Olga ir Petras turėjo atskirus miegamuosius priešinguose pastato galuose. Jis buvo malonus ir dėmesingas jai, tačiau ji troško meilės, įprastos santuokos ir vaikų. Nepaisant jo santykinio gerumo, ši tvarka galiausiai lėmė, kad ji tapo labai nelaiminga. Ji paniro į depresiją ir net pradėjo slinkti plaukai, todėl kurį laiką jai teko nešioti peruką. 1903 metais ji paprašė skyrybų, tačiau jis atsisakė. Tačiau ne viskas buvo taip niūru ir blogai. Tais metais didžioji kunigaikštienė gyveno arti savo brolio Nikolajaus ir jo šeimos, ir jų ryšys dar labiau sustiprėjo. Ji dievino savo daugybę dukterėčių, vesdavosi jas į prabangius aukštuomenės renginius Sankt Peterburge, o ypač buvo atsidavusi jauniausiai Anastasijai, savo mylimai krikšto dukrai. Olga ir Petras liko susituokę iki 1916 metų, kai ji pareikalavo dar vienų skyrybų. Prieš keletą metų ji pradėjo romaną su Nikolajumi Kulukovskiu, Rusijos karininku, kilusiu iš žemvaldžių šeimos. Keletą metų Olgos brolis, caras Nikolajus, atsisakė sutikti, kad jį ištekėtų už vyro iš tokios žemesnės socialinės padėties. Taigi Olga vis tiek išsiskyrė su Petru ir po kelių savaičių ištekėjo už Nikolajaus, kai tik Nikolajus galiausiai sutiko anuliuoti savo sesers pirmąją santuoką. 1916 metais dėl jos neįvykdymo. Olga ir Nikolajus greitai susilaukė dviejų sūnų – Tikono ir Gurio, gimusių 1917 ir 1919 metais. Tačiau šie sūnūs gimė Rusijoje vykstant didžiuliai kriziai. Pirmasis pasaulinis karas prasidėjo 1914 metų vasarą, daugiausia dėl Rusijos varžybų su Austro-Vengrijos imperija dėl įtakos sferų Balkanuose. Rusai sudarė sąjungą su britais ir prancūzais prieš austrų, turkų ir vokiečių pajėgas. Karas Rusijai buvo katastrofa, ypač caro Nikolajaus II valdžiai. Olgos brolis buvo nuverstas 1917 metų kovo mėnesį per konservatyvią revoliuciją, po kurios spalio pabaigoje įvyko daug radikalesnė komunistinė revoliucija. Po revoliucijos Romanovams buvo apribota judėjimo laisvė. Tada, ankstyvomis 1918 metų Liepos 17 valandomis, Nikolajus II ir jo šeima buvo brutaliai egzekutuoti bolševikų Jekaterinburge. Kruvinomis mėnesiais po to, kiti Romanovų dinastijos nariai ir Rusijos aristokratija buvo medžiojami, žudomi arba priversti bėgti į tremtį, kai senoji imperija žlugo. Tuo tarpu Olga ir jos vyras buvo laikomi namų arešte Krymo pusiasalyje, kartu su jos seserimi Ksenija ir jų šeimomis. Kai revoliucija peraugo į pilietinį karą, pasklido gandai apie artėjančias egzekucijas ir jų likimas atrodė pasmerktas pakartoti Nikolajaus II ir jo šeimos likimą. Tačiau jie išgyveno, juos išgelbėjo staigus valdžios pasikeitimas, kai Krymas atsidūrė Baltosios armijos kontrolėje ir galiausiai užsienio intervencija, kuri juos išgabeno vos prieš pat bolševikų puolimą. 1919 m. lapkritį šeima leidosi į paskutinę savo kelionę per byrėjusią Rusiją. Revoliuciniams kariams artėjant, jie paskutinę akimirką pabėgo ir rado prieglobstį Danijos konsulo Tomo Šiuterio rezidencijoje. Iš ten jie buvo nublokšti į tremties nežinę, mėnesius keliaudami per Konstantinopolį ir neramę Juodosios jūros sritį. Po daugelio metų tremties ir vos išvengtų pavojų, Olga, jos vyras ir jų maži sūnūs pagaliau pasiekė saugią vietą. Iš pradžių apsistojo Belgrade, o vėliau patraukė į šiaurę, į Daniją.
Jie atvyko į Olgos motinos tėvynę per 1920 Velykas, kur vėl susitiko su Dagmara. Ji buvo evakuota iš Rusijos anksčiau ir atvyko į Daniją per Londoną, padedama savo britų giminaičių. Artimiausius 28 metus jie praleido gyvendami Kopenhagoje. Olga, jos vyras ir jų sūnus iš pradžių gyveno Emelienburgo rūmuose Kopenhagoje, prieš persikeldami į Vidorą. Tai buvo dvaras, kurį Olgos motina ir teta įsigijo dar 1906 metais, kaip vasaros rezidencija šeimos vizitams iš Rusijos ir Didžiosios Britanijos. Po to, kai Olgos motina čia mirė 1928 metais, dvarą teko parduoti, o pelnas buvo padalytas tarp Olgos ir kitų likusių šeimos narių. Už savo gautą dalį Olga nusipirko nedidelę fermą, vadinamą Knutsminder, Balarupė, netoli Kopenhagos. Ten buvusi caro sesuo ir Rusijos imperatoriaus duktė gyveno tokį gyvenimą, kokį galima įsivaizduoti. Augino savo šeimą 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 4-ajame dešimtmetyje sunkiu fiziniu darbu. Ji dirbo laukuose, rūpinosi namais ir tapė, kad išlaikytų šeimą, priimdama paprastą gyvenimą, kuris buvo toli nuo imperatoriškos prabangos. Ji taip pat priėmė daugelį Rusijos tremtinių bendruomenės narių, kurie po komunistų pergalės Rusijos pilietinėme kare 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio pradžioje buvo pabėgę į tokias šalis kaip Danija, Prancūzija ir Didžioji Britanija. Šeima taip pat palaikė ryšius su Europos karališkosiomis šeimomis, net ir tada, kai buvusių Rusijos karališkosios šeimos narių politinė svarba visoje Europoje mažėjo ir blėso viltys, kad Sovietų sąjunga galėtų būti nuversta. Pavyzdžiui, Olga su vyru ir sūnumis atostogaudavo Švedijoje, dažnai lankydavosi pas būsimąjį karalių Gustavą VI ir jo šeimą, kurių jaunesni vaikai buvo panašaus amžiaus kaip Olgos ir Nikolajaus sūnus. 1920-aisiais Olga įsivėlė į pirmuosius legendos apie jos mirusias dukterėčias etapus. Nikolajus ir jo žmona kartu su visais savo vaikais buvo nužudyti revoliucionierių 1918 metų vasarą Rusijos pilietinio karo įkarštyje. Tačiau tik 8-ajame dešimtmetyje sovietų režimas pradėjo atskleisti informaciją apie tai, kur buvo palaikai. Tuo tarpu sklandė daugybė teorijų, kad viena ar kelios Olgos dukterėčios pabėgo nuo bolševikų ir gyvena Europoje. Ryškiausia asmenybė šiuo klausimu buvo Franciska Šanskovska, apsimetėlė, kuri 1922 metų pradžioje pradėjo teigti, kad ji yra jauniausia Nikolajaus duktė Anastasija. Olga buvo girdėjusi apie Šanskovską ir 1925 metais nuvyko į Berlyną jos aplankyti slaugos namuose. Didžioji kunigaikštienė tikrai netikėjo, kad tuo metu beveik 30 sulaukusi jauna moteris buvo jos dukterėčia. Pavyzdžiui, vėliau ji pažymėjo, kad susitikimo metu moteris kalbėjo vokiškai, nors Anastasija prieš keletą metų šios kalbos nemokėjo, o rusiškai ar angliškai ji regis kalbėti nesugebėjo. Rusų kalba buvo Anastasijos gimtoji kalba, o jaunystėje ji taip pat kalbėjo angliškai. Ji taip pat pažymėjo, kad nors Anastasijos nebuvo mačiusi daugelį metų, net ir beveik dešimtmetis negalėjo paaiškinti, kodėl ji atrodė taip kitaip. Tačiau Olga nepadarė išvados, kad ši moteris buvo apsimetėlė. Ji vietoj to manė, kad ji buvo psichologiškai sutrikusi. Šanskoskaja iš tiesų buvo prastos sveikatos ir didžiąją gyvenimo dalį praleido įvairiose psichiatrinėse ligoninėse, o vėliau savo gyvenimo pabaigoje gyveno kaip Ana Anderson Jungtinėse valstijose. Nors Olga ir jos vyras po Rusijos revoliucijos gyveno santykinėje ramybėje, nors ir neklestėdami Danijoje, 1939 metais Europa vėl buvo įtraukta į naują karą. Danija ir Norvegija abi užėmė naciai po trumpos karinės operacijos 1940 m. balandį. Tai sukėlė įtampą šeimoje, nes Olgos du sūnūs, Tikonas ir Guris, tuo metu jau tarnavo Danijos kariuomenėje ir abu kuriam laikui tapo karo belaisviais. Karui artėjant prie pabaigos, 1945 m. gegužę vakarų sąjungininkai ir sovietai plėtėsi po Vidurio Europą ir stengėsi užimti kuo daugiau teritorijos. Tai apėmė ir rusų okupaciją Danijos saloje, Bornholme, esančioje į pietus nuo Švedijos Baltijos jūroje. Tokie veiksmai vertė Olgą nerimauti, kad Danija vieną dieną gali atsidurti sovietų pusėje besiformuojančiame šaltajame kare ir kad ji bei jos šeima gali atsidurti pavojuje.
Tai buvo pagrįstas susirūpinimas, bent jau tol, kol Sovietų sąjungai vadovavo Josifas Stalinas. Taigi, 1948 m. vasarą šeima paliko Daniją ir pirmiausia išvyko į Didžiąją Britaniją, kur juos Hampton Court rūmuose priėmė Olgos pusbrolis karalius Jurgis VI. Po kelių savaičių jie vėl išplaukė į vakarus, šįkart į Kanadą. Olga čia praleido likusį savo gyvenimą. Kanadoje Olga ir jos išplėstinė šeima, kuri iki 1948 metų jau apėmė Tikon ir Gurio žmonas bei 2 Gurio vaikus, iš pradžių apsigyveno Toronte. Vėliau jie siekė atkartoti gyvenimą, kurį gyveno Danijos kaime, ir nusipirko ūkį netoli Camperville, Ontarijuje. Tai nebuvo geras strateginis žingsnis. Netrukus Tikonas ir Guri pradėjo savarankišką gyvenimą su savo šeimomis, o Olga ir Nikolajus liko vieni bandyti tvarkyti ūkį, kai jiems artėjo 70. Pokario darbo jėgos trūkumas reiškė, kad darbuotojų buvo sunku rasti ir galiausiai jie viską pardavė, bei 1952 metais, kai Olgai sukako 70, grįžo į Torontą. Paskutiniais metais Olgos namuose lankėsi seni giminaičiai ir Romanovų dinastijos rėmėjai. Kai jos pusseserė, Jungtinės karalystės karalienė Elžbieta II 1959 metais, kai Britų sandraugos vadovė lankėsi Kanadoje, Olga buvo pakviesta dalyvauti. Tuo metu Olgos antrasis vyras jau buvo miręs. Po daugelio metų prastos sveikatos, kurį jį beveik visiškai prikaustė prie lovos, jis mirė 1958 metų rugpjūtį. Po 2 metų, kai ir jo sveikata pradėjo blogėti, Olga persikėlė su draugais į A mažą butą rytų Toronte. Ji mirė netrukus po to, 1960 metų, lapkričio 24 dieną, būdama 78 metų amžiaus, praėjus kelioms dienoms po to, kai paniro į komą. Nors ji gyveno 1000 kilometrų nuo savo tėvynės, Olgos laidotuvėse, vykusiose lapkričio 30 dieną, susirinko gausus būrys gedinčiųjų. Ji buvo palaidota šalia savo vyro Jorko kapinėse, Toronte. Menininkė iki pat gyvenimo pabaigos, ji nenustodama tapė ant popieriaus, drobės ir keramikos, per savo gyvenimą sukūrė daugiau nei 2000 darbų. Dėl to ir ypač taupaus gyvenimo būdo buvusi didžioji kunigaikštienė paliko daugiau nei 200 000 Kanados dolerių turtą, kuris šiandien prilygtų maždaug 2 milijonams JAV dolerių. Jos sesuo Ksenija mirė Anglijoje prieš 7 mėnesius. Todėl, kai ji mirė lapkritį, mirė ir paskutinis bet kurio Rusijos caro vaikas. Taigi gyvenimo pabaigoje ir po jos Olga plačiai vadino paskutinę imperatoriškosios Rusijos didžiąją kunigaikštienę. Tai buvo epochos pabaiga, kai mirė paskutinis ryšys tarp šiuolaikinio pasaulio ir senosios XIX amžiaus Rusijos imperijos. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie didžiąją kunigaikštienę Olgą. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus, vos tik juos įkeliu. Na tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Lives epizode. Ačiū!